Nu, sveiki. Štai mes atvykom puikią vietą, Rygos įlanką. Dienelės puikios. Prasidėjo kelionių metas. Šį kartą į Jūrmalą. Nu, čia ne pačio Jūrmalo, už Jūrmalos. Puikiai stovyklavietė, žmonių palyginus nedaug, vanduo šiltas. Mes tokioj vieteliai įsikūrę. Jau buvom užmiršę, kad ir toks poilsis yra. Ne tik viešbučiuose gyventi, bet ir gamtoj. Iš tokių spygliuotų tvorų randamės, kad vagis nepralystų pas mus. O ten jau matosi įlanka. Čia labai gražios kopos pasivaikščioti. Takelis į miestą. Čia mūsų naujas namas stovi. Žmonės sekmadienis daugumą išvažinėja. Čia buvo pilna. Mes ir po truputį ruošiamės. Papietausim ir važiuosim ten. Čia kiekvienas narvelis žmonių yra. Gali gyventi ir namukuose, gali gyventi su palapinė, gali gyventi su namelį. Išsiruošiam su dviračiais pasivažinėti. Štai tokie takeliai pairių. Nu čia ne pairys, čia Rygos įlanka, bet vis tiek faina. Tokiais takeliais su dviračiuku mini. Ten toliau vien mėlynės. Mini dar mėlynių užkandį. Koks puikus oras šiandieną. Labai gerai, kad dviračiai yra. Mes toliau nuo žmonių. Ten mūsų kempingas toliau. Čia mes su dviratukais atmynėm. Dviesi. Ką? Gerai, eis. Galim išsimaudyti. Vanduo šiltas. Ui, kankorėžiai. O, ten didžiuma žmonių. O mes čia tą pusę beveik nieko. Ir tą pusę nieko. Su dviratukai vieniši stovi. Puiku. Baltai kapai labai patiko. Gerai, eisim paminkyti rūrą vandenį. Na štai, baigės mūsų maudynės. Pasiplaukėjom. Važiuosim link namų. Puikus kokios oras buvo. Nuo penktadienį, šeštadienį, sekmadienis. Truputį pakrapė, kaip su krapyla, daugiau ležas liks.